Rytas. Pradedame eilinį tarybos posėdį. Posėdis šiek tiek vėluoja dėl to, kad testavom naują sistemą, kuri yra įdiegta, tai registruojamės prie posėdžio. Kas neprisiregistravę dar, prašom paspausti, dalyvaujame prie posėdžio, jeigu kažkas tai. Taip, šiandien posėdėje nedalyvauja meras, nes komandiruotėje, 2 vicemerai taip pat komandiruotėje. Mano kaip tarybos nario yra sustabdyta įgaliojimai ir taip pat yra nedarbingume Raimondas Daubaris. Posėdėje dalyvauja, nematau niekur, kur 25 turėtų būti. 25 turėtų būti. 26 meras. Manęs nėra. Taip, dėl darbotvarkės. Darbotvarkėje yra pasiūlymas išbraukti 24 klausimą dėl sutikimo pirkti viešosios įstaigos Palangos krepšinis dalininko teisės, nes siūlymas pirkti 42. Taip, nes pasiūlymas yra atsiimtas parduoti mums krepšinį. Kokios dar būtų pasiūlymai dėl darbotvarkės? Pasiūlymas Justas Ruškys, prašom. Labą dieną. Klausimas buvo iš tikrųjų savivaldybės vadovui merui, bet dabar gal bendrai valdančiai daugumai, tai kolegos 2 kartus jau apsijuokėm prieš Lietuvą. Su klausimu apie krepšinį, ar bus 3. kartas, o labai nesinorėtų, kad būtų 3. karto, todėl aš primiktinai siūlau nebeskubėti, nebelėkti nuogiems į dilgėles, o susėsti su visa sporto bendruomenė, krepšininkais ir pradėti kurti planą, kaip išlipti iš tos duobės normaliu, sveiku būdu, o ne pripumpuotu. Tai labai tikiuosi, kad 3. karto tokio gėdingo Klaipėdos rajono savivaldybei nebebus, o atsakingus žmonės tikrai kviečiu burti, kviesti bendruomenę ir galvoti planą nuo nulio. Kaip suprantu, čia buvo pasiūlymas ne dėl darbotvarkės. Tai siūlau balsuoti dėl klausimo išėmimo pradžioj. Prašom, balsuojam, kolegos. Taip. 24 balsavo už klausimo išėmimą, klausimas išimtas. Taip pat antras pasiūlymas būtų įtraukti į darbotvarkę dar vieną papildomą informaciją dėl vietos gyventojų apklausų dėl vėjo jėgainių statybos Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių ir Endrijavo seniūnijų teritorijoje rezultatų pateikimų. Klausimų nematau, balsuojam už pasiūlymą įtraukti informaciją į darbotvarkę. Informacijos įtraukimas į darbotvarkę. Tai prašom, balsuojam, kolegos. Taip, balsuota 25 už, klausimas į darbotvarkę įtrauktas, dabar balsuojam už visą darbotvarkę su padarytais 2. Prašom, Martynas Martišauskas turi siūlymą. Taip, ačiū pirmininkė, noriu pasiūlyti išbraukti 43 klausimą dėl šitos brožių VVG klausimo. Klausimas yra, argumentas kodėl, klausimas yra neparuoštas, dar vakare ar jau į naktį krenta papildomos sąlygos, kažkokie ten nauji dalykai, Olandijos panašiai, tai tiesiog klausimas yra ne iki galo paruoštas, visi komitetai teikia tarybai, tai siūlau išbraukti. Taip, jūsų siūlymas išgirstas, prašom, balsuojam dėl pasiūlymo išbraukti 43 klausimą iš darbotvarkės. Skelbiam balsavimą, Karolina. Truputį techniniai nesklandumai, toj sulauksim. Prašom, balsuojam už siūlymą išbraukti 43 klausimą.
Tai 15 balsavo prieš, 9 už, 1 susilaikė, klausimo išbraukimui nepritarta, mes jį svarstysime, dabar siūlau balsuoti už visą darbotvarkę su pakeitimais. Balsavimas. Tai prašom balsuojam už visą darbotvarkę su pakeitimais. Dvidešimt 4 balsavo už. Darbotvarkei pritarta, perinam prie pirmo darbotvarkės klausimo. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 20 metų lapkričio 26 dienos sprendimo dėl pritarimo dalyvauti ir prisidėjimo prie Mažosios Lietuvos sportinio šaudymo asociacijos projekto finansavimo pagal vietos veiklos grupės Pajūrio krašto 16-23 metų vietos plėtros strategijos priemonės, pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas veiklos srity, parama ekonominės veiklos skatinimui ir paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse pakeitimų. Visi komitetai pritarė pateiktam sprendimo projektui. Klausimų nematau. Prašom, balsuojame už šį sprendimo projektą. Dvidešimt 5 balsavo už sprendimo projektą, projektui pritarta. Antras sprendimo klausimas. Dėl leidimo įsigyti tarnybinius automobilius Klaipėdos rajono etninės kultūros centrui, Veiviržėnų ir Gargždų kultūros centrams. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Prašom, nematau klausimų. Prašom, balsuojam. Dvidešimt 5 nariai balsavo už, klausimui pritarta. Trečias darbotvarkės klausimas. Dėl valstybės nekilnojamo turto kelių gatvių perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Visi komitetai svarstė. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė pateiktam sprendimo projektui su pakeitimu iš Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybės perėmimo valstybės nuosavybės teisę priklausančio nekilnojamo turto, jiems priskirtas priklausiniai sąrašo išbraukti 6 objektą Ąžuolų gatvę Antkopčio kaime. Visi kiti komitetai pritarė su pakeitimu. Klausimų nematau. Teikiu balsavimui su komitetų pritartų pakeitimu. Dvidešimt 5 balsavo už, klausimui pritarta. Ketvirtas darbotvarkės klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto, kelių gatvių perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 5 balsavo už, klausimui pritarta. Penktas darbotvarkės klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto, kelių gatvių perėmimo savivaldybės nuosavybėm. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui.
25 balsavo už, klausimui pritarta. 6 darbotvarkės klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto kelių gatvių perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 7 darbotvarkės klausimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudotis ir disponuoti patikėjimo teisę. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 8 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto perdavimo Klaipėdos rajono Slengių mokyklai daugiafunkciniam centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 9 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto perdavimo Klaipėdos rajono savivaldybės viešai įstaigai Paupių pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 10 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto perdavimo Gargždų kranto progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Martynas Pocius, prašom. Nusišalinu nuo 10 ir 11 klausimų. Ar pritarėme nusišalinimui? Taip. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Daugiau klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 24 balsavo už, klausimui pritarta. 11 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo kadastrinio numeris 5520000334 esančio Kvietinių gatvė 28 Gargždų mieste Klaipėdos rajono savivaldybėje perdavimo neatlygintinai naudotis. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 24 balsavo už, klausimui pritarta. Pakvieskit Martyną, prašom.
Taip, 12 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės pagrindinės mokyklos patikėjimo teisę valdomo kultūros paskirties pastato mokyklos esamų pagerinimo darbų perdavimo Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės pagrindiniai mokyklai. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 13 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų muzikos mokyklos patikėjimo teisę valdomo Gargždų muzikos mokyklos Priekulės skyriaus mokslo paskirties pastato muzikos mokyklos su biblioteka ir menų mokyklos patalpomis esminių pagerinimo darbų bei ilgalaikio materialio turto perdavimo Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų muzikos mokyklai. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 14 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų Dovilų miestelėje, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje nuomos. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 15 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo esančių Veiviržėnų miestelėje Veiviržėnų seniūnijoje Klaipėdos rajono savivaldybėje nuomos. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 16 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų esančių Judrėnų miestelėje Judrėnų seniūnijoje Klaipėdos rajono savivaldybėje nuomos. Visi komitetai svarstė ir pritarė, klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 17 darbotvarkės klausimas dėl 15 metų kovo 31 dienos valstybinės žemės nuomos sutarčių pakeitimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 18 darbotvarkės klausimas dėl 16 metų rugsėjo 7 dienos valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties susitarimo pakeisti sutartį ir nutraukimo. Taip, visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui.
25 balsavo už, klausimui pritarta. 19 darbotvarkės klausimas dėl 2023 m. birželio 1 dienos valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt keturi balsavo už, klausimui pritarta. 20 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Kranto gatvė 2A Gargždų mieste Klaipėdos rajono savivaldybėje perdavimo neatlygintinai naudotis. Prašom, Martynas Pocius. Nusišalino šio klausimo. Taip. Priežastį prašom įvardinti nusišalinant. Taip, ačiū. Nusišalinęs tai susijęs su darbo santykiais. Taip, ačiū. Ištraukė. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Ekonomikos ir biudžeto komitete buvo atskiroji tarybos nario Justo Ruškio nuomonė, siūlė pilnai sutvarkyti įrenginius esančius Kranto gatvė 2A Gargžduose ir tada perduoti neatlygintinai naudotis mokyklos teritorijoje esančiams aikštelėms. Taip, daugiau klausimų. Justas Ruškys, prašom. Ačiū, aš šiek tiek visiems, kaip kas negirdėjo, lieku prie savo atskirosios nuomonės. Kas nežino, tai 2A yra aikštelė vadinamoji, kur yra redutininkų parkas. Jo būklė jau tikrai kelia didelį nerimą, ten minios vaikų, ypatingai šiltų laikų. Ir man absurdiškai skamba, kai kolegijai iš administracijos reikia kiekvienais metais ruošti tarybos sprendimą, eiti į tarybą, vien dėl to, kad įrenginių būklė yra prasta. Tai ne tik dėl to yra įrenginių būklė prasta, bet iš principo yra supuvę, sugedę viskas. Tai aš manau tikrai svarstant ateinantį, kai rinksis ar valdančioji dauguma į strateginį ir ieškos kažkokių galimybių dėl finansų, kažkas grąžins kažkokią pinigų sumą, tikrai siūlau pagalvoti ir nusimatyti tas tikrai nedidelės lėšos palyginus su savivaldybės biudžetu. Anksčiau tai skaičiavimas būdavo 20-30 tūkstančių, sutvarkyti tą vietą, nes jaunimas ten renkasi, ją myli ir dievina tą vietą. Ačiū Jūsų už nuomonę. Daugiau klausimų nematau. Teikiu balsavimui. Siūlymas buvo taip. Dvidešimt vienas balsavo už, vienas susilaikė, klausimui pritarta. Prašom pakviesti Martyną. Dvidešimt pirmas darbotvarkės klausimas. Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisės. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų pasisakymų nematau. Teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 22 darbotvarkės klausimas dėl sutikimo perleisti statinius valstybinės žemės sklype. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau. Teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta.
23 darbotvarkės klausimas dėl žemės sklypo dalies esančios Agilos gatvėje 12A Trušeliuose pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 24 klausimas. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų ar savininkai nežinomi, nustatymo apskaitimo dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 25 klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 26 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 23 metų gegužės 30 dienos sprendimo dėl Klaipėdos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos komisijos sudarimo pakeitimo. Klausimų nematau. Visi komitetai svarstė, švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė pateiktam sprendimo projektui su pakeitimu. Iš sprendimo projekto išbraukti apskundimo tvarką ir sprendimo projektą papildyti antrų punktų įrašant skelbti šį sprendimą teisės aktų registrą ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje. Kiti komitetai pritarė sprendimo projektui su pakeitimais, tad skelbiu balsavimą pritarti sprendimo projektui su siūlytais pakeitimais. Dvidešimt 25 balsavo už sprendimui pritarta klausimui. Taip, 27 klausimas dėl gyventojų inicijuotų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 28 klausimas dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 23 metų metinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pirmas Justas Ruškys, prašom. Norėčiau nusišalinti nuo klausimų svarstymo nagrinėjimo. Priežastį prašom įvardinti. Reikia priežastį pasakyti. Priežastis artimas asmuo dirbantis įstaigoje. Ir prašom ištraukti kortelę nusišalinant. Priminimai tokie. Sandra Matulioninė, prašom. Labadiena, noriu nusišalinti nuo klausimų svarstymo. Dirbu Gargždų ligoninėje, socialinė darbuotoja. Ačiū. Taip, prašom ištraukti kortelę. Daugiau nematau laukiančių pasisakyti.
Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Teikiu balsavimui. Dvidešimt du balsavo už, klausimui pritarta. Prašom pakviesti kolegas. Dvidešimt devintas darbotvarkės klausimas dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 23 metų metinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt penki balsavo už, klausimui pritarta. 30 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė, klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt penki balsavo už, klausimui pritarta. 31 darbotvarkės klausimas dėl Gargždų socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt penki balsavo už, klausimui pritarta. 32 dėl Priekulės socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt keturi balsavo už, klausimui pritarta. 33 dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 22 metų birželio 14 dienos sprendimo dėl pagalbos vaikui ir šeimai padalinio įsteigimo Gargždų socialinių paslaugų centre bei biudžetinės įstaigos Gargždų socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt penki balsavo už, klausimui pritarta. 34 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 15 metų gegužės 28 dienos sprendimo dėl mokėjimų už socialinės paslaugos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė pateiktam sprendimo projektui su pakeitimu. Sprendimo projekto 60.2 papunktį išdėstyti taip: globėjui, rūpintojui kartu su globojimu ir rūpinamu vaiku faktiškai gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, kai nėra mokama kitoje savivaldybėje. Kiti komitetai pritarė su pakeitimu. Klausimų nematau, teikiu balsavimui su komitetų pritartais pakeitimais.
24 balsavo už, klausimui pritarta. 35 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2006 m. rugsėjo 28 dienos sprendimo dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo pakeitimo. Rima Leonauskienė, prašom. Noriu nusišalinti nuo šito klausimo svarstymo nagrinėjimo ir nuo sekančių klausimų 36 ir 37. Motyvas darbo santykiai. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Balsavimui. Dvidešimt keturi balsavo už, sprendimui pritarta. Martynas Martišauskas laukia. Vis dar laukia. Prašom, Martynai. Kolegos, tai kad neskaityti 36 klausimo, noriu opozicijos vardu paprašyti 5 minučių pertraukos. Biški šiek tiek prasiblaškyti čia. Įtemptai balsuojam, tai... Ar pritarėm sprendimui? Renkamės be 5:12, 11 tai yra. 5 minučių. Be 5:11 taip.
Grįžtam kolegos po pertraukos, registruojamės. Po pertraukos prisiregistravo 25 tarybos nariai, tęsiame posėdį. 36 darbotvarkės klausimas dėl 24, atsiprašau. 36 klausimas dėl pritarimo įgyvendinant projektą sveikatos centro sukūrimas Klaipėdos rajono savivaldybėje. Justas Ruškys, prašom. Analogiškai noriu nusišalinti nuo klausimo svarstymo nagrinėjimo dėl artimo asmens darbinių santykių. Taip, Sandra Matulionė, prašau. Noriu nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo. Dirbu Gargždų ligoninėje socialinė darbuotoja. Ačiū. Pritarėm nusišalinimui. Taip, visi komitetai svarstė ir pritarė prie pateiktam sprendimo projektui. Daugiau klausimų nematau. Teikiu balsavimui. Keturiolika balsavo už, 8 susilaikė, klausimui pritarta, prašom pakviesti 2 kolegas. 37 darbotvarkės klausimas. Dėl Klaipėdos, o kur Justas? Grįžta. O kortelė buvo viskas ištraukta? Kortelė ištraukta. 37 darbotvarkės klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė, klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 24 balsavo už, klausimui pritarta. Prašom pakviesti Rimą. 38 darbotvarkės klausimas dėl gatvių pavadinimų suteikimų. Visi komitetai svarstė ir pritarė sprendimo projektui. Taip, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 39 darbotvarkės klausimas dėl pritarimo teikti projektų įgyvendinimo planus pagal paskelbtą kvietimą poveiklės kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių projektams, poreikiams. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui. Dvidešimt 25 balsavo už, klausimui pritarta. 40 dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 23 metų gegužės 4 dienos sprendimo dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą pakeitimo. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Klausimų nematau, teikiu balsavimui.
25 balsavo už, klausimui pritarta. 41 darbotvarkės klausimas dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 24-26 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui. Visi komitetai svarstė ir pritarė. Prašom, Monika Vasilienė. Labą dieną, kolegos. Noriu dar kartą, kaip ir komitete, pasidžiaugti dėl šito projekto. Ir šis projektas nėra susijęs vien tik tai su skrydžių pritraukimu į mūsų regioną. Tai yra projektas tikrai turintis daugiau ambicijų ir projektas tikrai pareigoja rajoną ir regioną, kurio dalis mes esame, tuos skrydžius ne tik pritraukti, ne tik patiems lengviau ar pigiau nukeliauti į šalis kitas, bet taip pat mes turime sudaryti sąlygas, kad ir savo rajone, ir regione tuos atvykusius verslo žmonės, turizmo poilsiautojus ar šiaip išlaikyti čia, nes Klaipėdos rajono turizmo sektoriaus situacija atspindi bendras regioninės tendencijas, bendrus tikslus, tai yra kurti maršrutus ir iš visą turizmo politiką ir tai susiję kartu. Taigi tikimės, kad mes dar labiau išauksime šitos marškinėlius. Ačiū. Ačiū, Monika. Prašau, Audronė Balnionienė. Labadiena, kolegos. Kadangi pagal reglamentą supratau, klausimai baigėsi ir prasidėjo pasidžiaugimai, tai labai noriu pasidžiaugti tuo, kad prieš 12 metų buvo viena iš tų, gerbiamas ir meras Dačkauskas, kurie savivaldoje susivienijo 6 savivaldybės ir iš esmės įkūrė tą projektą finansuoti skrydžius iš Palangos ir šiandien turim tikrai labai puikius rezultatus. Tikrai noriu pasidžiaugti. Ačiū. Klausimų ir pasidžiaugimų daugiau nematau. Visi komitetai pritarė ir teikiu balsavimui. - 25 balsavo už, klausimui pritarta. 42 darbotvarkės klausimas dėl pritarimo dalyvauti ir prisidėjimo prie asociacijos Semtis sveikatos projekto finansavimo pagal vietos veiklos grupės Pajūrio kraštas 16-23 metų vietos plėtros strategijos priemonė įtraukios paslaugų ir verslo infrastruktūros kūrimas ir plėtra. Vida Riaukienė, prašom. Pirmiausia, Vida Riaukienė, taip. Paspauskit, Vida. Labadiena, noriu nusišalinti nuo šio klausimų svarstymo, nes tai ir susijęs su mano darbu. Taip, nusišalimui pritarta. Toliau Šarūnas Nenartavičius laukia. Labadiena, kolegos. Tai šiuo klausimu iš tikrųjų buvo kilę daug diskusijų. Diskutavom ir komitetuose, diskutavom ir frakcijoje. Aišku, gavome ir papildomas informacijos, kurios mums trūko priimti tam tikrus sprendimus. Papildomą informaciją įvertinęs, siūlau pritarti asociacijos Semtis sveikatos finansavimui iš savivaldybės lėšų, prisidedant nuo projekto vertės, tai nuo 250 000 eurų, 20%, tai būtų 50 000 eurų iš savivaldybės lėšų. Tai toks siūlymas. Taip, yra siūlymas. Toliau aš dar nepaskelbiau, kad visi komitetai svarstė ir teikė tarybai. Prašom, Martynas Martišauskas. Taip, gerbiamas kolega Šarūnas gal paskubėjo prie motyvų ir pasiūlymų, tai mes dar klausimų turim iš opozicijos. Tai gal tada galim dabar sugrįžti prie klausimų, po to prie pasiūlymų. Taip, prašom klausimus. Pasiūlymas buvo mažinti iki 50 000, jisai galioja. Gal būtų smagu, jeigu paties projekto iniciatoriai atsakytų į klausimus, ne skyriaus vedėjas, tai galbūt. Aš mačiau, kad mes turime vadovę. Jo, aš matau, kad yra salė, tai gal gali mums pagelbėti. Taip. Prašom prie mikrofono. Aš sulauksiu. Gerai?
Nei- Sveiki, tarybos nariai. Prašom, jeigu turit klausimų. Jo, tai ačiū už suteiktą žodį, tai noriu jūsų paklausti. Su kokiam konkrečiom švietimo įstaigom ir jų vadovais kalbėjotės dėl tos galimybės bendradarbiauti ir tiekti mokyklom maistą? Pirmas klausimas. Šitas projektas mūsų yra toks labai, kaip sakyti, laiko atžvilgiu labai sudėtingas, kadangi turėjom jam pasiruošti ribotą laiką ir žodžiu, pokalbių forma yra jau įvykę pasitarimai su mokyklom ir su Veiviržėnų mokykla, kurią Brožiai jau veža savo produktus per trumpasias grandinės. Tai manau, kad iš tikrųjų mes dar skelbsim tą pasitarimą su mokyklom, pasirinkimą jų ir jas pasirinksim. Ir manau, kad prisijungsim ne tik šios mokyklos, bet vėliau ir daugiau jų iš tikrųjų mokyklų. Antras klausimas, matau, Martynas Taip, Martišauskas, prašau. tiek to neįvardinot, suprantu. Tai dabar antras klausimas. Su kuo jūs konsultavotės konkrečiai iš Sveikatos apsaugos ministerijos dėl galimybės keisti tvarkos aprašą? Nes kaip nurodė Visuomenės sveikatos biuras, jie iš esmės nustato, ką vaikai turi valgyti mokyklose. Tai pasikartoju, su kuo jūs konkrečiai konsultavotės Sveikatos apsaugos ministerijai? Mes kaip ir nesiruošiam tokių dalykų čia keisti kažkokios nusistovėjusios tvarkos, mes tik tai teiksim pasiūlymus. Iš tikrųjų, tai mūsų yra, mes, kaip sakyti, visada remsimės, konsultuosimės su sveikatos specialistais ir kai reikės konsultuosimės ir su Sveikatos ministerija. Justas Ruškys, klausimą, prašom. Aš tą klausimą uždaviau komitete, pagarsinsiu ir visiems, kurie nestebėjo arba negirdėjo. Ir ypatingai dėmesys norėčiau, kad būtų tų žmonių, kurie yra taryboje pirmą kartą ir gal nežino. Bet anksčiau praėjusią kadenciją su VVG projektais buvo nuspręsta taip, kad jeigu tai atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės socialinių paslaugų planą, savivaldybė skiria didesnį finansavimą, negu reikėtų pagal projektą. Tai aš dar kartą noriu išgirsti atsakymą, kokią eilutę šio plano atitinka teikiamas projektas. Čia gal gerbiamas Bareikis, jūs? Ne. Nes ta tvarka, tai pernai, sakot, ar ne tokia tvarka buvo. Tai, žodžiu, mūsų šita paraiška, šitas projektas iš tikrųjų tai yra sveika mityba, sveiki projektai. Tai aš manau, kad ir socialinės srities tai yra sritis, savivaldybės sritis yra sveikata ir žodžiu, ir tai yra socialinis dalykas. Justas Ruškys, antras klausimas. Aš tikslinu klausimą, aš vis dėlto noriu išgirsti konkrečiai, ta prasme, Jolanta, aš puikiai suprantu, kad jums sudėtinga dabar atsakyti, bet kadangi jūs konsultuoja, veda jūs VVG ir VVG vadovė, jinai tikrai šitą sistemą žino ir žino planą ir žino paslaugas. Tai konkretus atsakymas, kokią socialinių paslaugų plano dalį jūs pasiimate, kurios savivaldybė nepadaro arba nedaro ir dėl to skiriam tokį didelį finansavimą, kad ir 50 000, kaip siūlo Šarūnas, tai yra milžiniški pinigai, palyginus su kitom eilutėm. Mes turime omeny, gal jūs tada, ar ne, Raimonda? Gal galima suteikti žodį, nes sakot, žinot, projekto tas plonybės. Ateikit prie mikrofonų. Ateikit prie mikrofonų. Šitas veikia. Ateikit, Raimonda, čia. Ateikit prie šitą mikrofoną. Labą dieną visiems. Prisidėjimas prie projekto būtinas būtent 20%, o tą 20% sudaro 50 būtent tūkstančių. Tai yra pats mažiausias prie projekto, ką galima prisidėti. Jeigu būtų pagal susitarimą, kurį sakė gerbiamas tarybos narys, tai tada užskaitytumėm 100%, tai būtų 100 000 prisidėjimas.
Trečias klausimas Justas Ruškys, nes aš kaip Aš suprantu, neatsakė į Aš jūsų labai klausimą. atsiprašau, tikrai nesinori klausti trečią kartą to paties. Tikslė eilutė iš socialinio plano, kurioje savivaldybė atiduoda teisę vykdyti ir už tai skiria milžiniškus pinigus. Konkreti eilutė, konkreti paslauga. Aš negalėčiau pasakyti, kokia jūsų eilutė savivaldybė. Tai aš galiu atsakyti tik tai apie reikalavimus, būtent kurie yra keliami šitam projektui pagal taisyklės. Taisyklės yra prisidėjimas mažiausias 20%, tai sudaro 50 000. Julius Pozengis klausimas, prašom. Prie sprendimo, labą dieną visiems, prie sprendimo projekto yra pridėta partneriai, nurodyta visuomenės sveikatos biuras kaip partneris, tačiau tarp komitetų buvo gautas raštas iš visuomenės sveikatos biuro, toks gan dviprasmiškas. Aš gal nežinau, ar galiu pasinaudoti tokią galimybę, bet norėčiau paprašyti tarybos narės Rimos Leonauskienės kaip sveikatos visuomenės biuro specialistės ir būtent kuruojančios šią sritį, ar galėtų pakomentuoti, kokias galimybės, pavyzdžiui, visuomenininkų keisti visas tas maitinimo tvarkas ir taisyklės švietimo įstaigose. Labai malonu, kad suteikėt, bet čia šiek tiek jau pasenusi informacija. Mes gavom turbūt vakar vakare visi naujus partnerius ir ten ankstesnėme rašte buvo nurodytas centras, kurį aš prašiau pilnai įvardinti. Vėliau ten rašte buvom lyg mes biuras ir todėl direktorė biuro pasakė, kad dalyvavo pasitarimuose, pristatymuose, bet sutarčių nesudarė. Ir dabartiniuose dokumentuose partneriuose mes nesame. Aš gal tą antrą klausimą dalį, tai kokios galimybės visuomenininkams keisti būtent tas visas tvarkas ir taisyklės, kas susijęs su maitinimu švietimo įstaigose. Nežinau, ką transliuoja apie mitybos keitimą, nes šitame projekte maitinimo jie nežada keisti. Ten matau, kad yra numatę tik degustavimą. Ar galėčiau aš įsiterpti, atsakyti jūsų klausimą dėl, mes iš tikrųjų, šitas mūsų projektas remiasi ir specialistų konsultacijom, ir mokslininkų konsultacijom. Mes nesam tokie, kurie darom, reiškia, be specialistų, be mokslininkų šitą projektą ir mes jį vykdysim tik tai mokslų pagristais įrodymais. Ir visuomenės sveikatos biuras, kaip ir sakė tarybos narė, dalyvavo mūsų pasitarimuose ir iš tikrųjų išreiškė pateikė informacijos apie alergiškų vaikų rajone buvimą mokyklose, kad ir pritarė mūsų, kad gera idėja ir tame savo rašte taip pat rašo, kad projekto idėją palaikome, direktorė rašo savo rašte. Tai iš tikrųjų mes, manau, kad bendradarbiausim ir toliau, gal bus mūsų konsultantai, mes gal duomenų prašysim, pasitarsim, visada bendradarbiausim su specialistais šitame projekte, kuris vyks metus laiko ir mes darysim viską, kad siekti geriausių rezultatų. Ir tie mūsų pasiūlymai dėl mitybos, degustacijos, tai bus įrodyta, žodžiu, tyrimais, kad tai yra geri produktai ir žmonės galės juos rinktis. Tiesiog turės rinką, iš kurios galės pasirinkti tikrai įrodytus gerus produktus savo sveikatai ir savo mitybai. Tiek vaikai, tiek suaugę. Ačiū labai. Julius Pozingis 2 kartus uždavė jau klausimą, Ligita Liutikienė, prašom. Ne, vienas. Aš patiksinu klausimą. Nu gerai, Julius Pozingis, prašom. Galiu aš tada antrą klausimą, tokį finansinį labiau gal. Per mūsų komitetą ekonomikos buvo pasakyta, kad Metos yra toks, kaip čia ir partneris, kad jie virtuvės įrangą įneš į šitą projektą kaip įnašų natūrą. Tačiau pateiktoj vakar samatoj vis dėlto 40 000 eurų yra numatyta virtuvės įrangos įsigijimui. Tai kaip čia yra iš tikrųjų, tai tas įnašas natūra bus, ar vis dėlto jį reikės nupirkti iš projektą? Ir tada klausimas, koks tada to partnerio įnašas? Tai
Gal aš pakviesiu, kas supranta tos projektus, eilutes šitas, ką tai reiškia, nes prisidėjimas yra iš tikrųjų. Būtent finansiniam plane yra tik tai tos eilutės, kurias reikia finansuoti. Prisidėjimas yra tik aprašomojo daly. Į biudžetą prisidėjimo nededame. Ir nėra apskaičiuojama ir vertė nėra projekto keliama. Prašom, Ligita Liutikienė. Kitas Nesupratau klausimą. Tai Labą dieną, aš norėjau ne klausimą, o pasiūlymą, kadangi klausimų nebuvo, bet dabar matau, kad Audronė turbūt ar klausimą, ar pasiūlymą. Tai aš norėsiu pasiūlymą, kai baigsis klausimai. Gerai, prašom. Prašom, Audronė. Tai aš dabar atsiprašau, bet aš tikriausiai, nes aš turiu savo porą klausimų, nes iš tikrųjų ir per komitetą diskutavom, ir per visus mes diskutavom, tai čia tikrai nėra šiandien niekam staigmena, džiaugiuosi kolegom, kaip čia iš didžiosios stalo pusės, nes jų klausimai išseko, gal pasiūlymų atsiras, bet pakartosiu tada Juliaus klausimą, nes atėjo gerbiama vadovė, gal atsakys. Pateiktoj samatoj yra įrašyta tam tikra pinigų suma, už kurią yra planuojama įsigyti virtuvės įrangą. Ne vienam komitete į klausimą apie virtuvės įrangą mes sulaukėm atsakymo, kad virtuvės įranga prisidės vienas iš dalininkų įnešdamas kaip įnašą. Klausimas. Tai kiek tos virtuvės įrangos vienos ant kitos komplektais ar kaip bus sustatyta? Mes, kai komitetos pristatinėjom šitą klausimą, tai tiesiog buvo daiktai tiesiog pateikti ar ne ir parašyta, ką mes turėsim prisidėjime, o visa kita įranga bus perkama, ko trūksta. Jūs, Raimonda, gali papildyti gal šitą klausimą dar. Nes mūsų partneriai prisideda šitą įrangą, dalimi įrangos, o toliau eina, tai ne visa įranga prisideda, reiškia tik dalį jos reikalingos. Audronė, antrą klausimą, prašom. Ne, dabar mano pirmas, tenas buvo patikslinantis, bet vėl atsakymą mes negavome, aš tiesiog pabandysiu dar patiksinti, nes iš tikrųjų matematiškai pasižiūrėta yra į sąmatą, kurioje yra įrangos vertė įkelta ir tada buvo kalba, kad vos ne už tą pačią sumą, ačiū kolegos šitą už rimti, tai bus ir dalininkų įnašas, tai tiesiog kažkaip suvokime yra, kad arba ta įranga neįmanomai brangi, arba jos neįmanomai daug galutiniam rezultatė atsiras. Tai čia į tą klausimą. Iš esmės, pats projektas, kaip išmanusis, sumanusis kaimas įgyvendinamas Europoje tikrai yra, super, puiku, nuostabu. Bet, kaip sakoma, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, kuo daugiau klausimų, tuo daugiau atsakymų apie nieką. Vat, per komitetą buvo klausta ir buvo pasakyta gerbiamos vadovės, kad pusę metų ilgai buvo gilintasi, žiūrėta, domėtasi, megzti ryšiai, o mano klausimas yra toksai, jeigu pusę metų viskas vyko, tai kodėl vakar, užvakar ir užvakar susteigtos visos asociacijos dalininkų įmonės ir vos ne to pačiu adresu? Čia kaip, čia tokia naujovė, ar čia tiesiog naujas stilius? Nes, aš suprantu, bendruomenėse, versle, gyvenime yra paprastai taip, tu kvietiesi tuos, kurie jau yra senai, kurie veikia, kurie yra registruoti, kurie būna. O čia dabar toks vakar dienos iškeptas pyragas padėtas ant stalo. Tai kaip čia taip nutiko, klausimas? Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, komitetuose, kaip čia sakyti, gal ne visai aiškiai išsireiškėm, bet šitą temą apie sumanius kaimus jau seniai sklando, žodžiu, mes ruošiamės, iš tikrųjų pasiruošti turėjom labai mažai laiko, nes mūsų vasario pabaigoje atvažiavusi Žemės ūkio ministerija, išsakęs mums savo idėjas, mintis sakė, būtinai dalyvaukit ir brožiai turi visą savo, reiškia, tas yra, reiškia, kaip sakyti, jų situacija yra tokia, kad jie jau yra pradėję link to eiti
trumposios grandinės jau gamina ir degustacijos, ir cechas sukurtas, ir sultiniai, ir daržovės, ir sąlygos, viskas yra. Mums tik reikia papildyti tas sąlygas ir įjungti kitas bendruomenės ir visas rajonas taps sumanus ir kitos bendruomenės galės prisijungti, nes Brožių kaimas pirmasis yra iš tikrųjų sumanus kaimas Lietuvoje. Tai čia yra labai sudėtingas projektas, čia, mums sakė, labai reikės daug drąsos, bus daug reikės, žodžiu, daug reikės įveikti reikalavimų. Projektas yra labai sudėtingas iš tikrųjų. Mes turėjom konsultacijas nuotoliu ir su BDU profesorė Atkočiūnienė Vilma, turėjom ir konferenciją tą temą, turėjom ir partnerių, būsimų ir esamų tokį susitikimą, apsitarimą, ką mes darysime, žodžiu, kaip prisidėsime kiekvienas prie šito. Ir žodžiu, ir reikėjo viską surašyti ir tiesiog mes kūrybos procese esame čia kiekvieną dieną, rašom ir derinam ir tvarkom, kad tik atitikti tuos reikalavimus. Klausimą turi Mindaugas. O reikalavimas pareiškėjų yra būtinai susijungti su nevyriausybinėm organizacijom iš tikrųjų, kad jis būtų susijungusios tarpusavėje jungtinės veiklos sutartim ir asociacijos įsteigtos taip pat. Klausimą turi Mindaugas Šunokas. Tai laba diena visiems, kad nesakytumėt, kad opozicija čia nepritarė šitam projektui ar kažką kritikuoja labai, tai aš norėčiau pateikti tokį pasiūlymą, kiek matėsi pačiame projekte, nemaža dalis yra skirta mokslininkų, apmokėti mokslininkų. Klausimų laikas, aš suprantu, kad čia pasiūlymas, taip, Mindaugai. Okay. Klausimai, Audronė 2 klausimus kaip ir uždavė. Mes turim pusę valandos svarstymą, aš matau Liną Daujotytę Kasperavičienę, prašom klausimą. Labą dieną visi. Iš tikrųjų, tokia keista situacija, nebelabai suprantu, apie ką šitas projektas, nes komitetuose liktais buvo kalbėta, kad visa esmė tai yra rajono mokyklos, tai yra ugdymas, receptūrų keitimas, virėjų mokymai. Kažkaip tai buvo akcentuota, dabar tai jau beliko tik tai degustacijos, tai visgi tai jaučiasi, kad projektas nėra visgi iki galo išdirbtas. Tai mano lygiai taip pat ir vakar, iš tikrųjų labai vėlai vakare gavom sutartis su partneriais. Ir dėja nemačiau nei vienos sutarties, nei su viena ugdymo įstaiga, su to pačiu visuomenės sveikatos centru, tai vėlgi tai kelia daug klausimų. Tai mano klausimas galbūt būtų vicemerai, kuruojančiai švietimo sritį, ar galite visgi pasakyti, koks yra realus poreikis ugdymo įstaigų dalyvauti tokiame projekte? Ir galbūt, gerai, antrą klausimą pasiliksiu. Labą dieną visiems. Na, dėl ugdymo įstaigų, tai turėčiau pasakyti, kad ugdymo įstaigos pačios turėtų apsispręsti, kiek joms ir kur, kokiuose projektuose dalyvauti. Turbūt tokio imperatyvaus nurodymo mes negalėtumėm teikti. Kadangi čia, kaip suprantu, šitas projektas kuriamas sumanus kaimas, tai jeigu bus pakviestos ugdymo įstaigos dalyvauti tokiuose pristatymuose ar tiesiog į įstaigas nuvyktų šitie specialistai, kurie galėtų teikti edukacijas ir taip toliau, aš čia neįsiplėsiu, tai tikrai kiekvienos įstaigos apsisprendimo reikalas. Ačiū vicemerei, Lina Daujotytė, antras klausimas. Dėkui. Tai realiai jūs sakote, kad tokio poreikio kaip ir nėra, tai būtų laisva valia mokymo įstaigom nuspręsti, ar jos nori dalyvauti ar ne. Tai kaip ir savivaldybės kažkokios vizijos nėra. Teisingai suprantu? Taip. Ir kitas klausimas iš tikrųjų dar yra, visgi man kyla toks klausimas, tai kokiu pagrindu ugdymo įstaigos galės sudaryti tokias sutartis būtent su šita asociacija ir finansavimo klausimai ir visi kiti dalykai. Pasijungti. Ar jeigu galima, aš atsakysiu į gerbiamos tarybos narės klausimą. Tai mes rengsime informacinį renginį ir pakviesime rajono ugdymo įstaigas dalyvauti šitame projekte bendradarbiavimo sutartimis Klaipėdos rajono, būtent ugdymo įstaigas.
Klausimai kaip ir baigėsi. Mindaugas Šunokas turėjo pasiūlymą, prašom. Ligita pirma iš tikrųjų turėjo pasiūlymą, prašom Ligita. Labadiena. Tai pirmas mano pasiūlymas būtų nutraukti diskusijas ir pereiti prie balsavimo, nes kolegoms norėčiau pasakyti, kad norint nueiti kelią, jį reikia pradėti eiti. O Bražių bendruomenė turbūt ne kartą įrodė, kad labai sėkmingai jie jau eina tuo keliu, todėl, manau, mes turime pasitikėti ir leisti jiems judėti pirmin. Na, nereikėtų užgniaužti tokias iniciatyvas, kurios kyla iš bendruomenės. Jie tikrai turi sukaupę jau didžiulę patirtį verslumo įrodymę ir manau, kad šitas projektas taip pat bus sėkmingas, todėl ateityje mes galėsime džiaugtis ir jo išliekamąją vertę. Na ir tikrai garsins ne tik rajone šitas projektas, bet ir visoje Lietuvoje, o galbūt ir už jos ribų. Todėl kviečiu pritarti Šarūno pateiktam siūlymui ir finansavimui prisidėjimo 50 000. Ačiū. Mindaugas Šunokas siūlymą. Aš atsiimu savo pasiūlymą. Audronė Balnionienė siūlymas. Pagal reglamentą tai yra taip, klausimai 2, paskui pasisakymai, o po to pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Tai aš dabar esu šitoje reglamento fazėje, kur yra pasisakymai. Ne dėl balsavimo motyvų. Tai iš esmės siūlymai, ačiū, išgirdom tikrai jau arčiau logikos ir pati mintis, kolegos, dėl išmanaus kaimo ir dėl tikrai Bražių bendruomenės veiklos, tai čia niekas nediskutuoja ir nesiginčia. Ir šitoje vietoje tikrai viskas yra puiku ir nuostabu. Bet šiandien, kas mane ir per komitetus, aišku, stebino, nes nauja aparatūra stovi, tai ar jinai neteisingai pertransliuoja klausimą, nes kai užduodi klausimą, vienokį gauni atsakymą apie kažką kitą, tai čia gal aparatūros naujos problema, sakyčiau. O iš kitos pusės tai yra begalė neatsakytų dalykų ir kaip bebūtų gaila, naktį vėl suvirto visą krūvą dokumentų ir vėl jie yra labiau apie nieką. Nes tam netgi toks momentas apie dalininkus. Ateina dalininkai, atsineša savo turtinį įnašą, ta pati Bražių virtuvės ten ir kiti. O jie bent jau yra įsigilinę, kad ta pati asociacija kaip organizacija pasitraukus dalininkui tą įneštą turtą pasilieka savo, o negrąžina. Ar yra tokius niuansus iš tikrųjų išsinagrinėję, nes toks jausmas, kad viskas vyksta tokia skubos tvarka, nenoriu sugretinti su jau prieš tai išimtų iš darbotvarkės klausimų, bet labai kažkaip čia panašiai viskas žiūrisi. Tikrai džiugina tai, kad pati mintis susimažinti apetitus dėl finansavimo jau atsiranda ir iš valdančiosios daugumos teisingų pastebėjimų, bet žiūrint į sąmatą, suprantat, ir į veiksmą patį sunkiai susiriša. Juolab, kad iš tikrųjų mes esam irgi to paties rajono gyventojai, nepykit, labai atsiprašau. Ir teko bendrauti ir su mokslininkais, ir su universiteto darbuotojais, ir su tam tikrom kitom grupėm, kurios buvo išvardintos per komitetus, jie kol kas yra nežinioje, kad jie dalyvauja tose projektuose. Bet pati mintis ir idėja tikrai puikiai. Dar vienas pasisakymas, Justas Ruškys. Prašom, Justai. Aš, jeigu galima, dėl balsavimo motyvų. Galima, tai paskutinis pasisakymas, daugiau nespauskit, 30 minučių išseko, tikrai balsuosim po Justo pasisakymo. Čia jau išsiaiškinsit paskui, nes mano įsivaizdavimai yra 2 prieš 2 už, turi galimybę pasisakyti. Tai kodėl mano balsavimas bus prieš, net nesusilaikė, o prieš, todėl kad aš tiesiai šviesiai, kolegos ir kas stebėt šią transliaciją, aš tiesiai šviesiai pasakysiu taip, kaip man atrodo. Man labai gaila, šioje vietoje yra Jolantos Beniušytės asociacijos vadovės, bet šis projektas yra pats nachališkiausias VVG bandymas paimti iš savivaldybės pinigus. Pinigai yra milžiniški mano įsivaizdavimu, tai 100 000 dabar sumažėjo iki 50, bet tai yra tarybos narių siūlymas, ne pačios organizacijos. Praeitą posėdį mes teikiam sprendimo projektą dėl 20 000 galimybės atrasti pilietinio pasipriešinimo ugdymui visuomenėje, suaugusiam, mokymam, pratybom ir panašiai.
ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkės siūlymas buvo, kadangi yra įtemptas biudžetas, viskas suplanuota, papildomų lėšų nėra, tai skirkim bent 10, kad pradžiai. Tai gerbėmieji, dabar mes laisvą ranką žadėjom skirti 100, dabar 50. Tai vadinasi, tų pinigų yra ir galim panaudoti kitiem tikslam tikriausiai. Aš manau, ne visos mokyklos yra jau suremontuotais stogais, ne visos gatvės yra išasfaltuotos ir sutvarkytos, ne visur dar dega ir lempa pagaliau kaime, kur galėtų vaikai normaliai pareiti vakarais. Tai pats nachališkiausias VVG projektas paimti tokią krūvą pinigų iš savivaldybės. Man tai kvepia 3 raidėm. Ačiū už nuomonę. Mes, kadangi jau viršijam pagal reglamentą nustatytą laiką, pusę valandos praėjo, teikiu balsavimą siūlymą pakeisti sprendimo projektą iš finansavimo 100 000 į finansavimą minimaliai prisidedant 50 000. Teikiu balsavimai, prašom. Už sprendimo projekto pakeitimą. Penkiolikai balsavus už, susilaikius 3 ir 5 balsavus prieš, sprendimo projekto pakeitimui pritarta. Dabar teikiu balsavimui sprendimo projektą su pakeitimu. Už sprendimo projektą su pakeitimu. Penkiolikai balsavus už, susilaikius 1, 8 balsavus prieš, sprendimo projektui su pakeitimu pritarta. Martynas Martišauskas pirmiausia buvo, taip. Ačiū pirmininkė, replika po balsavimo. Na, labai atsipūtė net žmonės nors žinojo, kaip viskas baigsis, bet gerai, einam prie esmės. Po Linos klausimo ir po Juliaus klausimo gerbiamai Rimai kolegiai, aš net biški nesusiturėjau viduj. Degustacija. Mokyklos degustuos. Ta prasme, kaip gali taip ciniškai atsakyti, ta prasme, tokių sprendimo projektų, kai maistą, ką valgys, kas darys, nusprendžia samas ir nusprendžia mokyklos. Aš labai laukiu pusmečio, kai mes pamatysim tas sutartis su mokyklom, kurios jau turi įsipareigojimus turbūt N metų į priekį, ką jos valgys, kokį maistą iš kokio tiekėjo gaus. Tai labai norėsiu už pusmečio pamatyti rezultatą. Ačiū. Ačiū už repliką. Jolanta Beniušytė nori, prašom. Aš tiesiog norėčiau labai padėkoti už klausimus, už dėmesį, už mums parodytą susidomėjimą, tai iš tikrųjų motyvuoja toliau eiti iš to keliu. Aš manau, kad mes jūsų nepavesim ir parodysim, ką mes su to projektu padarysim. Ir tiesiog labai ačiū Jums iš tikrųjų už pritarimą. Geros dienos. Ačiū Jums. Toliau replikų nematau. Pereinam prie informacijų. Pirma informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros skatinimo programos komisijos 23 metų veiklos ataskaitos. O ataskaita visi susipažino komitetai. Informacija buvo išklausyta. Ar yra klausimų? Klausimų nematau. Informacija išklausyta. Taip, sekanti informacija, kurią prisidėjom papildomai, tai yra informacija dėl vietos gyventojų apklausų, dėl vėjo jėgainių statybos Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių ir Andrijavos seniūnijų teritorijose rezultatų pateikimo. Rezultatus visi matėm, taip pat aš matau protokolinį pavedimą, tai yra pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, vadovaujantis vietos savivaldos įstatymo 53 straipsnio antra dalimi, rengti sprendimo projektą dėl apklausos pateiktų klausimų sekančiam tarybos posėdžiui. Taip, Rauta. Ir už protokolinį mes turėsim balsuoti. Klausimų taip pat nematau. Prašau, Martynas Martišauskas. Žinant, kaip yra mėgstama šaly, kai yra energetiniai ar kokie nors kitokie strateginiai projektai valstybės nepriklausomybės daly uždavinėti klausimus, man labai įdomu, kaip sociologiškai bus suformuotas tas klausimas, kas bus atsakingas už jį. Nes visokių formuluočių galima pateikti, tai galbūt įmanoma kažkaip turėti kelis variantus to klausimo. Jau buvo? Apklausa buvo. Gerai.
Tai galima tada protokolinio turinį, va iš to nežinojimo ir suklydau. Ir kažkas juokiasi. Ačiū. Iš tikrųjų, ta apklausa buvo labai plačiai reklamuojama, kas dalyvavo, mes atsakymus matom. Protokolinis pavedimas pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, vadovaujantis vietos savivaldos įstatymo 53 straipsnio 2 dalimi, rengti sprendimo projektą dėl apklausoje pateiktų klausimų. Apklausos rezultatai yra pateikti, mes visi gavom prie informacijos. Audronė Balnionė, matau, klausimą turi, prašom. Pasitikslinkim, kokį sprendimo projektą turi rengti direktorius, apie ką. Ir tada dar iš esmės pirmojo klausimo norėjau pasitikslinti, nes yra pateikta balsavusių žmonių skaičius, tai o nuo ko imtis buvo? Nuo deklaruotos gyvenamojų, ta prasme, imtis kaip buvo daroma? Taip, būtent toj seniūnijoje gyventojus deklaruotų gyventojų skaičiaus, taip. Prašom, Rūta, gal galite atsakyti, toj palaukite, jungs mikrofoną. Taip, aš galiu pakomentuoti. Tai iš tikrųjų apklausoje galėjo gyventi asmenys, kuriems apklausos diena yra sukakę 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę tos seniūnijos teritorijoje arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono savivaldybė ir gyvena toje teritorijoje, kur vyksta apklausa. Taip, tai Vėžaičių seniūnijoje turėjo teisę 3702 gyventojai, o sudalyvavo 541, kas sudaro 14,61% nuo turinčių teisę. O Endrijavos seniūnijoje turėjo teisę dalyvauti apklausoje 1171 gyventojas, dalyvavo 149, kas sudaro 12,72% turinčių teisę. Gal galite, Rūta, dar pasakyti sprendimo projekto esmę, kuris bus rengiamas, aš kaip supratau, buvo toks klausimas. Jūs ten labai juokėtės, tai atsakykite į klausimą. Vyksta diskusijos. Kokius pobūdžio sprendimo projektą rengti? Tai kodėl balsuoti? Tai kodėl? Įstatymais privalo. Vietos savivaldos įstatymas nustato ten berods 53 straipsnio 2 dalis, įpareigoja išeiti į tarybą, parengti tarybos sprendimą dėl apklausai teikiamo klausimų ar klausimo. Tai dabar nematau įstatymą, negaliu tiksliai pacituoti. Prašom dar kartą, Audronė. Tai iš tikrųjų, kadangi dalyvauju ir gerbiamas direktorius, ir teisininkas, nemanau, kad čia kažkokios yra tarptautinio lygmens paslaptis, tai ir norėjau dar kartą pasitiksinti, apie ką tas turinys bus, nes čia vienas gerbiamas kolegas sako, kai parengs, tada ir pamatysit, o kodėl negalim iš anksto išgirdėti, į kurią kryptį čia sukam. Ir kitas momentas, tai dar kartą noriu pasitiksinti, ar šita apklausa po Rūtos pristatymo, kad dalyvavo vienu atveju ten 12%, kitu atveju gal maks 14% gyventojų, reiškia, kad jų nuomonė prie visos bendros sumos ir yra ta nuomonė, kuri išreiškia žinią ir valią viso teritorinio gyventojų skaičiaus. Prašom, Vaclovas Dačkauskas. Vietos savivaldos įstatymas numato. Buvau šios komisijos narys, dalyvavo daugiau negu 10% rinkėjų galimų, kurie turėjo teisę balsuoti. Jeigu ir daugiau negu 10%, savivaldybės taryba privalo rengti sprendimų projektą. Kadangi investuotojas, mano žiniomis, tik tai dabar ir pateiks galimybių studiją, savivaldybės taryba turės priimti sprendimą vienokį ir kitokį, bet čia teisininkai pasakė, dar nežino kokį pateiks. Jei būtų programa, tada taryba gali nepritarti programai ir tada investuotojas turi nutraukti savo veiklą. Bet šiuo atveju tik galimybių studijas. Dėl to teisininkai, manau, parengs kažką tai ir pateiks, o apklausa yra patariamai pobūdžio. Galutinis sprendimą priima savivaldybės taryba, dėl to kolegas nepergyvenkite, galutinį sprendimą priims tarybas, kai bus pateikti sprendimų projektai vienokie ar kitokie, galbūt alternatyvas bus, šiandien sunku pasakyti.
Balsuojam kolegos dėl protokolinio pavedimo. Teikiu balsavimui. Balsavo 16 už, vienam susilaikius, kažkam nebalsavus, protokoliniam pavedimui pritarta. Ačiū administracijos darbuotojams, ačiū tarybos nariams visiems už darbą ir linkiu visiems gražios dienos.